Na, turime galimybę ir pasisėdėti viename iš eksponatų. Tikiu, kad tai buvo darbo liaudies laisvės simbolis. Tik tai 1200 pagamintų vienetų. Pamato šitą, sako, viskas šventasis gralis čia. Na, turime galimybę ir pasisėdėti viename iš eksponatų. Povilai, sakyk, kokia buvo šitų automobilių eksploatacija? Visgi niuansų čia turbūt yra daug. Kokie yra gedimai tokių automobilių ir su kokiais iššūkiais žmonės susidurdavo tais laikais vairuodami tokį automobilį? Mes dažnai pajuokaujam, kad sakom, kad žmonija vis eina protingin, bet kažkodėl dabar nusipirkus mikrobangų krosnelę instrukcija yra parašyta, kad nežievinti katinuko, o anksčiau nusipirkus tarkim, tokį automobilį gaudavo instrukciją, kaip pačiam jį visą persirinkti iki menkiausio varžtelio. Tai eksploatacija yra tokia, kad kiekvienas, kuris eksploatuodavo transporto priemonę, ar tai automobilis, ar tai motociklas, būtų iki Antro pasaulinio karo, tai grubiai sakyčiau, kad didžioji dalis vairuotojų buvo jų ir prižiūrėtojai mechanikai, nes kiekvieno transporto priemonės eksploatavimas reikalaudavo pastovaus darbo. Tai tiek dėl pačios techninės sandaros skirtumų nuo šiuolaikinios transporto priemonės reikėdavo periodiškai kas keliasdešimt kilometrų netgi ar tam tikrus mazgus kas kelis tūkstančius kilometrų papildomai sutepinėti. Dėl to, kad dėl techninės sandaros tepalas išlašėdavo natūraliai iš tų automobilių ir neegzistavo tokia kaip aplinkosauga, kad negalima tepalų varvinti. Netgi kaip tik žurnaluose aiškindavo, kad panaudotą tepalą reikia utilizuoti iškasus duobutę, ten pribėrus smėlio, ant viršaus uždėjus skaldos ir būtent supilti į tokią duobutę, kad tepalas prasifiltruos per žemę ir kažkur magiškai pranyks. Žodžiu, primityviais laikais, primityvius ir problemų sprendimus pateikdavo gamintojas turbūt. Tikrai taip. Duodavo manualą ir susirink mašiną, išsirink pats kaip nori, bet kokioje situacijoje sukis pats. Ir taipogi pateikdavo visą reikiamą literatūrą, kaip pačiam persirinkti ir taipogi bet kurią detalę galėdavo tiesiai iš gamintojo užsakyti, ne per atstovybę, o tiesiai parašydamas laišką, kad tau reikia greičių dėžės tam tikro dantračio, pavyzdžiui. Tai kaip suprantu, automobilių savininkai ir patys turėjo prižiūrėti savo įsigytas transporto priemonės. Gal žinai, kokios buvo priežiūros, išsaugojimo tendencijos, na ką pats vairuotojas, savininkas galėjo padaryti savo rankomis tokio, kad šitas automobilis tarnautų ilgiau ir patikimiau. Tai būtent kaip minėjau, įsigijus automobilį būdavo pateikiama labai išsami informacija, kaip jį reikia prižiūrėti. Ir tarkim, šiuo metu mes sėdime Ford T modelyje, kuris buvo pats pigiausias automobilis, kurį būdavo galima įsigyti. Jis buvo sukurtas taip, kad eilinis fabriko darbuotojas galėtų jį nusipirkti, išgalėtų iš savo atlyginimo. Ir būtent tai yra labai pigus automobilis to laikmečio automobilių rinkoje, bet vis tiek reikia suprasti, kad tokį automobilį perkantis žmogus jam buvo jau iššūkis ir jisai tikrai tikiu, kad stengdavosi pats prižiūrėti jį, norėdamas sutaupyti pinigų. Tai reikšdavo, kad pastoviai reikėdavo eiti prižiūrėti kiekvieno mazgo sutepimo būklę, nes, kaip gražiai yra sakoma angliškai, built to last. Tai būtent šitie senieji automobiliai, jie būdavo daromi taip, kad jeigu jie taisyklingai prižiūri ir pastoviai eksploatuoja, nes labai kenkia automobilių stovėjimas blogomis sąlygomis,
Tai iš esmės automobilis tau gali tarnauti amžinai tol, kol gausi jam atsarginių dalių. Tiesiog pastoviai reikia kiekvieną mazgą sužiūrėti. Ar tai jį sutepti, ar tai jį išplauti, išvalyti reikia. Na, apsilankęs jūsų muziejuje pamačiau daug išskirtinių retų, man net nežinomų automobilių. Kyla toks klausimas, kaip tuometinis to laiko pirkėjas išsirinkdavo, pagal kokius kriterijus savo artimą automobilį. Na, iš tiesų yra labai daug automobilių, motociklų gamintojų, kurie jau nebeegzistuoja šiais laikais. Ir būtent tie gamintojai dažnai steigdavosi tiesiog, žmogus sugalvoja, kad aš noriu daryti automobilius. Pas save garaže įsiregistruoja kompanija, pradeda gaminti automobilį. Kadangi senieji automobiliai dažnai būdavo padaromi kėbulai iš medžio, galima sakyti, kad sąlyginai lengviau būdavo jie sukonstruojami. Ir būtent buvo labai didelė skirtingų automobilių, motociklų gamintojų pasiūla rinkoje. Ir pirkėjas rinkdavosi pagal kelis aspektus. Pirmas, tai aišku, visą laiką yra kaina. Antras, pagal išsirinkus kainos rėžį, rinkdavosi gamintoją pagal patikimumą. O patikimumas būdavo įrodomas pačia paprasčiausia priemonė, tai būtent gamintojas dalyvaudavo ilgų nuotolių varžybose ir tie automobiliai, tie motociklai, kurie sugebėdavo finišuoti, tai jau būdavo laikomi, kad yra didelį pasiekimą atlikę. Jeigu laimėdavo, tai iš vis būdavo ypatingai liaupsinami. Ir tos transporto priemonės, kurios įrodydavo, kad jos sugeba nuvažiuoti per trumpą laiką didelį atstumą, įrodydavo, kad tokį automobilį nusipirkęs žmogus su juo tikrai ilgai važinės. Nes tuo metu būdavo perkama transporto priemonė ne kaip šiais laikais keliems metams, o 14 metų žmogus planuodavo tokį pirkinį. Ar galima išversti kitais žodžiais, kad tais laikais turbūt nebuvo nei servisų, nei jokių techninių apžiūros centrų, o geriausias, kaip sakyti, automobilio patikrinimas ir buvo varžybos, kurios parodydavo, ant kiek tas automobilis yra patikimas, patvarus. Pačioj pradžioj taip, tai buvo kaip ir pagrindas. Tai iš esmės būdavo kelių policija, tai kadangi jau buvo egzistuojanti ir prižiūrėdavo karietų arklių eismą, tai prižiūrėjo ir vidaus degimo variklių varomų transporto priemonių, kad jie neviršytų greičio. Pavyzdžiui, viršijimas greičio irgi būdavo komiškai matuojamas. Jeigu policininkas važiuoja su dviračiu ir jį aplenkia, kur yra leidžiamas mažas greitis, tai jau sakydavo, kad tu viršiji greitį ir išrašydavo baudą. Povilai, kaip suprantu, ne veltui čia yra pastatytas šitas automobilis ir mes jame sėdime. Papasakok, kuom jis yra ypatingas, reikšmingas. Būtent muziejuje visus eksponatus mes demonstruojame atskiruose stenduose, atitvertus, prikeltus ant tokių platformų. Norime parodyti, kad automobilis yra kaip meno kūrinys, kaip skulptūra ir tik tais prie tam tikrų leidžiame liestis į juos įlipti. Tai būtent šis modelis konkrečiai yra pasirinktas prisilietimui, pajautimui, kokią emociją yra jame sėdėti, jį pavairuoti galbūt, dėl to, kad tai yra vienas reikšmingiausių automobilizmo evoliucijai modelių, nes tai yra pirmas automobilis, kuris buvo įperkamas eiliniam darbuotojui, kuris buvo pirmasis automobilis gamintas konvejeriniu būdu ir pirmas automobilis, kurio buvo prigaminta milijonai. Tai būtent jeigu ne šis automobilis, tikiu, kad turbūt šiais laikais ne kiekvienas turėtumėm savo nuosavą automobilį, neturėtumėm tokio plačiai išvystyto kelių tinklo, tiek degalinės, pakelės, moteliai, smuklės pradėjo atsirasti būtent dėl to, kad atsirado šitas automobilis dideliais kiekiais ir žmonės pradėjo jais keliauti. Tiek ir patys servisai atsiranda dėl to. Noriu pasakyti, kad nuo Ford Model T pradėjo vystytis visa pramonė, tai yra pirmas konvejerinės gamybos automobilis, aš teisingai supratau? Tikrai taip, ir tai būtent paskatina, kad žmonės nebe taip sėsliai pradeda gyventi. Nes iš esmės, jeigu pagrindė buvo sėslumas dėl to, kad su arkliuku negali nuvažiuoti labai didelių atstumų, nenuvargindamas turi pastoviai arklį keisti, tai būtent su automobiliu, tol kol tau užteks kuro, gali važiuoti kad ir per visą kontinentą. Štai kodėl šis automobilis yra neaptvertas ir laisvas. Turbūt
jis ir buvo laisvės simbolis, kuris davė startą sekantiems projektams, kurie sekė paskui jį. Labai gražiai vardinta, tikrai tikiu, kad tai buvo darbo liaudės laisvės simbolis, kad jeigu prieš tai tik tais ponas galėjo važiuoti ir demonstruoti, kad jisai turi vidaus degimo variklio varomą automobilį, tai po šio automobilio kiekvienas žmogus galėjo lygiai taip pat patogiai keliauti. Povilai, jeigu man reikėtų išsirinkti muziejaus favoritus, aš jau žinau, į ką kreipčiau dėmesį. 2 raudoni automobiliai, Austin Healey, Mercedesas, ką galėtum papasakoti apie juos? Tai matau, kad Juliui labiausiai patinka ryškios, raudonas ir kabrioletas. Tai aš žinau, kad jam labiausiai patiks šis Porsche. Kabrioletas, ryškus, raudonas. Šitą irgi priglausčiau. O jokas jokais, tai iš tikrųjų yra labai fainas eksponatas dėl to, kad tai yra Porsche traktorius. Mažai kas žino, kad Porsche darė dizelinius traktorius, bet situacija yra tokia, kad gaminant vien prabangius sportinius automobilius, gamintojams retai pavyksta išgyventi ir būtent kiekvienas ieškodavo papildomų pajamų šaltinių. Tai eksponuojame vieną iš tokių pajamų šaltinių Porsche koncerno ir yra mieliausia širdžiai tai, kad šis traktoriukas dar visai nesenai važinėjo Lietuvos laukais ir juos apdirbinėjo. Tai būtent po restauravimo darbų mes čia eksponuojame klasikinį Porsche traktorių, kuris yra dirbęs Lietuvoje, ne iš kažkur atvežtas be istorijos. Ką vairuoji? Porsche traktorių. O jeigu apie tikruosius favoritus? Apie kiekvieną galima būtų kalbėti valandas, kuom jie yra įdomus, kuom jie yra įspūdingi. Jeigu konkrečiai kalbam apie šį Mercedes-Benz automobilį, tai galima taip prasiplėsti istorijoje, kad iki šių laikų vykstančios yra vienos įspūdingiausių istorinių automobilių varžybos, tai yra Mille Miglia, tai yra 1000 mylių aplink Italiją arba 1600 km. Tai varžybos vyksta siaurais serpantinų keliukais, važiuojant per įvairius senus miestelius ir būtent anuo metu, kai vykdavo oficialios varžybos, kur varžydavosi laikui, tai būdavo tikrai greitai lekiama ir 57-ais, jeigu neklystu, metais buvo varžybos uždraustos, kai seras Stirlingas Mossas finišavo per šiek tiek daugiau nei 10 valandų. Ta visą atkarpą 1600 km ir būtent tas finišas buvo pasiektas su šio modelio, galima sakyti, įmantresniu broliu, tai 300 SL-as. Buvo sukurtas naudojant pačias geriausias to laikmečio technologijas. Tai įpurškimas buvo panaudotas vietoj karburatoriaus, lengvų svorių kėbulas sukurtas, naudojant visą struktūros elementą, panaudojant plonus vamzdelius, būtent angliškai gal išreikščiau Space Frame technologija rėmo. Ir būtent, kadangi labai geras buvo dizainas padarytas automobilio, labai išpopuliarėjo dėl įvairių laimėtų varžybų, buvo daug norinčių jį įsigyti, tiesiog negalėjo įpirkti didelės kainos automobilio. Ir Mercedes-Benz pristato tokį paprasčiau padarytą automobilį, mažesnių variklių, mažiau cilindrų ir jisai išlaikė visą tą pačią stilistiką. Matosi, kad šiek tiek mažesnis, bet visi dizaino elementai, tiek visas arkų pagražinimus paėmus, ar netgi iš priekio pasižiūrėjus, jie yra praktiškai galima juos sumaišyti, kuris tai yra modelis. Tai būtent šis modelis labiau įperkamas, žvėriškai išpopuliarėja dėl savo gerų važiavimo charakteristikų ir labai gero dizaino. Antras mano favoritas, Austin Healey. Povilai, sakyk, ar jisai buvo susijęs su lenktynėmis? Kuom šis automobiliukas yra įdomus?
Galima sakyti, kad visi šitie 3 raudoni eksponatai yra sąlyginai susiję su lenktynėm iš pačios kompanijos ar grinai pagal modelį. Tai jeigu imant Austin Healį, tai Austin Healis buvo susijęs su varžybomis, o konkrečiai 100 modelis 100M tai yra visiškai lenktynėms skirtas eksponatas ir būtent tokius automobilius pardavinėdavo tiek naudoja patys varžybose, tiek pardavinėdavo žmonėms, kurie atėjo prašydavo, kad aš noriu įsigyti jūsų automobilį, bet tik su viena sąlyga, jeigu parduosite tip-top tokį pat, kokį jūs važiuojate Le Mano varžybose. Tai būtent tokia retesnė komplektacija, kuris skirdavosi nuo standartinės, tai kad kėbulas yra darytas naudojant daugiau aliuminio detalių, norint sumažinti svorį, turi daugiau aušinimo visokių angų ir taipogi pagrindinis skiriamasis bruožas yra paguldomas priekinis langas, kuris leisdavo pasiekti maksimalų automobilio greitį. Tai būtent šis automobilis dėl savo mažo svorio dažnai tikrai pasibaksnuodavo ir kartais netgi aplenkdavo žymiai galingesnius oponentus tokius kaip Ferrari, dėl to, kad jų automobilis buvo gerokai didesnių variklių, gerokai sunkesnis ir didesnė masė trasoje ne visą laiką yra pranašumas. 1000 kg, 175 km per valandą su 82 kW. O koks variklis? 4 cilindrų. Tai būtent mažiukas variklis, mažytė, galima sakyti, mašinėlė palyginus su to laikmečio kitais sportiniais automobiliais. Ir tikrai būtent tas principas pas anglus galioja, kad mažas, lengvas ir dažnai laimi. Ir aš teisingai supratau, tik tai 1200 pagamintų vienetų? Taip, konkrečiai šios modifikacijos labai retas automobilis. O štai čia greta galim dar apie kitus pašnekėti sporto atstovus, tai yra tikrai labai įspūdingi homologaciniai modeliai. Tai būtent turime homologacinius modelius motociklo ir automobilio, tai yra Yamaha R7. Motociklas pagamintas tam, kad galėtų Yamaha kaip gamintojas dalyvauti ne prototipų klasėje motociklų pasaulio čempionate, 750 kubikų klasėje, bet jau kaip su standartiniu modeliu. Tai būtent jie nusprendė, kad reikia 500 vienetų tokių motociklų paleisti į serijinę gamybą. Šitas yra 333 modelis pagamintas. Iš 500? Iš 500. Tai toks gražus simboliškai skaičius jo. Ir būtent Yamaha nesivargino padaryti kažkokių labai primtinesnių visuomeniai modifikacijų, tiesiog uždėjo priekinės lempas ir paleido šios motociklus į gatves. Tik vienas yra niuansas, kad kai dalyvaudavo varžybose, Yamahos inžinieriai po kiekvienų varžybų perkinėdavo variklį, o žmonės nusipirkę šios motociklus tikrai to nedarydavo ir jų yra labai mažai išlikę su vis dar originaliais varikliais. Tai yra žvėriškai retas motociklas. Kas domisi motociklais, pamato šitą, sako, viskas šventasis gralis čia. Lygiai tas pats yra automobilių fanatikams. Mercedes-Benz 190e 2316 Cosworth modifikacija, toks tikrai ilgas, keblus pavadinimas, bet kas domisi, žino, kad šis automobilis yra tai, dėl ko atsirado kitas kultinis modelis buvo sukurtas, tai yra BMW E30 M3. Jeigu ne šis Mercedesas, gal nebūtų atsiradęs ir kitas modelis. Tai būtent DTM varžyboms Vokietijos žiedinių lenktynių čempionatui sukurta modifikacija. Mercedes-Benz koncernas pasitelkė Cosworth anglų lenktynių inžinierius ir sukūrė tobulą, galima sakyti, tokią kompoziciją, kai yra panaudotas lengvas sedano kėbulas, su kuriuo galima važinėti kasdienėms reikmėms naudoti jį, bet taipogi yra padarytas, kad jis yra labai dinamiškas, gerai besivaldantis ir su tokiu automobiliu išvažiavus net iš šiuolaikinį eismą nesijausi nuskriaustas. Jisai tiek vienodai gerai įsibėgi kaip šiuolaikinė transporto priemonė, tiek nenusileidžia valdomumų, stabdymų ir kitom charakteristikom.
Esu dėkingas Povilui ir visai jo komandai, kad mus priėmė į muziejų. Tai buvo tikrai neįtikėtina patirtis, kuri leido mums labiau pažinti automobilių pasaulį ir jo istoriją. Tai, mėlyje, kviečiu ir jūs į svečius atvykti į Vilniaus automuziejų, pasikvieskite savo svečius, draugus, šeimos narius ir esu garantuotas, kad jiems sukursite turiningą dieną ir taip padarysite įspūdį. O mes tęsime savo kelionę. Tradiciškai paprašysiu, prenumeruokite mūsų kanalą, palaikykite visą šią veiklą ir kuriamą turinį, nes viskas yra daroma iš idėjos. Parodyti tokias įdomias, išskirtinės vietas bei asmenybės, kurios kūrė, išsaugo ir puoselėja. O mes pasimatysime su jumis sekančiuose mūsų video reportažuose.